Sveikučiai! Šiandien kepam teisingus kiaulienos nugarinės pjausnius su teriyaki padažu. Nugarinėje šį kartą yra be odos, bet su paliktais šonkauliukais, kas yra labai gerai. Tam, kad pjausniai išliktų sultingi, jie turi būti pakankamai stori. Tai aš pjaunu per du šonkaulius, tai yra maždaug 3-4 pirštai storio mėsos gabalas ir tai leis kepsniui išlikti sultingam. Taip pat reikėtų žiūrėti, kad mėsoj būtų pakankamai riebalo, nes jeigu jo nėra, tai nebeįdėsit. Dar yra labai svarbu pamarinuoti kepsnius per naktį ir šiuo atveju dedu druską, pipirus, česnakus, granuliuotus, taip pat svogūnus granuliuotus ir truputį kajeno pipirų. Vietoj jų galima naudoti saldžią papriką, jeigu jums nepatinka aštrus skonis. Marinuojant per naktį mėsa ne tik suminkštėja, bet ir šiek tiek prasisūdo viduje su prieskoniais, bet kas svarbiausia, tai jinai po to kepant išlaiko daugiau drėgmės. Aš visada mėsą marinuoju sausai, bet galima marinuoti ir dedant į druskos ir prieskonių tirpalą. Man šitas būdas atrodo geresnis. Ir taip pat paprastesnis. Tai tiesiog viską įtrinam prieskoniais iš visų pusių ir padedam į šaldytuvą per naktį. Jeigu tiek laiko neturit, tai bent jau 4 valandoms. Kitą dieną kuriu kepsninę ir palaikyti temperatūrą reikėtų maždaug ties 120-130 laipsnių Celsijaus. Taip kepant, kepsniai išliks sultingi. Šį kartą naudoju 2 lygių kamadų sistemą, bet jeigu jos neturite, tai galima iš esmės tą patį daryti ir su standartinė sistema. Tai būtų tik tai vietoj 2 deflektorių 1 deflektorius. Na ir reikėtų labiau žiūrėti, kad ta temperatūra neužšoktų ir nesviltų apačia. Norint, kad nugarinė neišsausėtų, tai būtina stebėti temperatūrą. Ir šiuo atveju labai svarbu ją laiku nuimti, neperkepti. Naudosiu termometrą ir turiu šiuo atveju tik tai 2 termometrus, tai dedu į didžiausią gabalą ir į mažiausią gabalą, o vidutinis bus iškepęs kartu. Tokiai kiaulienai labai tinka švelnus rūkytas skonis, tai dedu alksnio pagaliuką. Šiaip kiaulienai labai tinka obels arba kito vaismedžio mediena, bet tinka ir toks. Kepsnius dedu į kepsninę, kuri dar nėra įkaitusi, tai tik tai baigia uždegtukas degti, anglis įsidega ir iš karto uždedu mėsą. Toks būdas leidžia mėsą įšilti labai pamažu ir kadangi gabalai yra pakankamai stori, tai ta temperatūra kepsninės po truputį kyla, mėsa rūkinasi ir viskas tolygiai šyla. Na ir kol viskas rūkinasi gražiai, pasidarau padažą aptepimui. Aš naudoju teriyaki padažą, bet jisai pats yra labai tirštas ir turi daug cukraus, tai papildomai dar įdedu Worcesterio padažo, truputį balto vyno acto. Maišant padažą reikia jį ragauti, jisai turi būti malonaus skonio, tai kam koks patinka, priklausomai nuo to galima dar jį papildomai patobulinti, įdedant kokios siračios ar kažko kito. To pirmo medienos pagaliuko, kurį įdėjau į anglis, užteko maždaug apie 35-40 minučių ir dedu dar vieną, bet šiuo atveju į apačią, kad toliau viskas gražiai rūkintųsi. Viso kepimo metu stengiuosi palaikyti vienodą temperatūrą apie 120-130 laipsnių. Kai mėsos vidinė temperatūra pasiekia apie 60 laipsnių, plus minus, aptepu ją tuo pasidarytų padažu. Ir dar toliau kepu, kol pasieks galutinę temperatūrą, kuri yra reikalinga. Aptepti padažų galima vieną kartą arba kelis kartus, priklausomai nuo to, kiek norit to skonio, bet svarbu, kad tas padažas prikiptų. Tai tam reikia apie 10-15 minučių, kad tiesiog dar mėsa pakeptų su padažu. Na ir kai jau mėsa pasiekia vidutiniškai apie 65 laipsnius, nuimu ją. Tai nesvarbu, kad vienas gabalas yra šiek tiek daugiau pakepęs, kitas šiek tiek mažiau, juos kartu padėsiu tiesiog ir uždengsiu foliją šiltai, ne lauke, o namie ant stalo ir palaikysiu, kad atvėstų truputį ir pasiskirstytų sultis. Tai apie kokią 15 minučių. Toks kepimo būdas supjaustant gabalais leidžia tiesiog suteikti mėsai daugiau skonio. Na ir kai jau mėsa pailsi, galima ją pjauti. Tai tokiu atveju prarandama mažiau sulčių ir jinai įgauna vienodą temperatūrą tiek išorėje, tiek viduje. Kepant, rūkinant mėsą žemoj temperatūroj, dažniausiai yra geras rezultatas, tai yra mėsa išlieka sultinga ir tolygiai iškepa, skirtingai negu kepant aukštesnėje temperatūroje. Tai bendrai žiūrint gal užtrunka ir gerokai ilgiau,
bet rezultatas visada yra geresnis. Siūlau pabandyti tokį variantą. Skanaus ir iki kito karto.